Kągi, brangiai sveiki, mes ir vėl susitinkame Švietimo ministerijoje, kur mes tęsime pradėtą pamokų seriją pavadinimu Karalystė. Taigi šitą tema yra svarbi. Jėzus kalbėjo apie karalystę nuolat, pirmi mokiniai kalbėjo apie karalystę, Izraelio tauta laukia karalystės, todėl mums reikia žinot daug daugiau apie karalystę. Jau sakiau ir pasikartosiu, kad prieš 2 metus, prieš pat naujųjų metų išvakarėse, aš gavau žodį iš Šventosios Dvasios, kad turiu kalbėti jau praeitus metus apie karalystę. Ir prisipažinsiu, tikrai aš daug apie tai nežinojau, turėjau tik tai tokį bendrą supratimą, kas tai yra ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai va, ir pamokslaudamas gražiai ten suriekdavau karalystę čia arba ieškokite karalystės, kur jos ieškoti, nieks nežino. Nebijok mažoji kaimenė, tėvas panorė atiduoti karalystę, karalystė čia pat, mes perkelti mylimus naus karalystę, vien terminai. Tai va, ir juolab, kad yra įvairiausių nuomonių apie tą karalystę ir apie tai aš noriu pakalbėti. Reikia daug ką įsiaiškinti. Žinot, kai Dievo tarnas, žodžio tarnas pradeda ieškoti tiesos, jis visuomet atranda. Jeigu tu nuoširdžiai nori perteikti Dievo tiesą, tu tikrai gausi ją. Kaip aš jums pasakau apie eschatologiją, paskutinių laikų tematiką, aš visai nesidomėjau, sakiau, man to nereikia, aš geriau skelbsiu žmonėms tai, kas aktualu dabar, kaip kasdieniškai gyventi Dievo žodžiu ir paleisti jo jėgą ir panašiai. Bet po kurio laiko aš tiesiog sakau, šventoji dvasia, aš esu mokytojas, Biblijos mokytojas, todėl aš turiu žinoti daugiau apie paskutinius laikus. Ir aš paklausiu, prašau, atverk man, parodyk, tu esi tiesos dvasia, tu parodyk visą, kas yra, tu viską žinai tobulai. Na ir prasidėjo, aišku, visokiausių, sakykime, įvairiausių mano tvirtovių laužimas, stereotipų, išankstinių nusistatymų, nuomonių ir panašiai. Ir kai aš pamačiau, kas atidengta ir kas buvo atidengta, labai logiškai viskas susidėlioja, ten nėra nelogiškumų, ten yra kaip tik daug logiškumų, sveiko, tokio vientisumo. Aš pradėjau skelbti, aišku, kai kam tai pasirodė nauja, sutiko pasipriešinimą didelį ir tai labai natūralu. Labai natūralu, jeigu tu metų metais apie vieną girdi ir po to staiga ateina kažkas, tai sugriauna tavo visus mitus. Tai va. Tai ką, tai aš dabar ketinu praplėsti šitą pamoką, ta prasme, pradėti naują, bet praplėsti karalystės pamoką, pasigilinti kartu su jumis, kad mes matytume bent jau panašiai taip, kaip Dievas mato. Va, tai praeitą kartą buvo įžanginis žodis. Įžanginis žodis buvo apie žodį karalystė ir ką tai reiškia. Mes supratom, kad žodis graikiškas reiškia ne pačią karalystę, kaip objektą kažkokį teritoriją, žmonės ir panašiai, bet apie patį valdymą. Pats valdymas yra karalystė, tas graikiškas žodis. Iš to mes dėliojame. Taip pat prabėgome įvairiausias santvarkas, kokia gali būti karalystė, Dievo arba Kristaus karalystė, į kokią santvarką bent panaši. Tai paminėjau tokias populiariausias, sakykime, demokratiją, monarchiją, kuri gali išsigimti į diktatūrą, kurio gali atsirasti net toks dalykas kaip fašizmas ir panašiai. Tai va, tai su kuo aš ją palyginčiau Dievo karalystė, tai turbūt su gera monarchija, gera karalystė, kur monarchas labai rūpinasi savo karalystę, savo žmonėmis. Tai labiausiai panašu į Kristų. Tai va, tai aš norėjau to įžanginių žodžių, įvesti į tai ir dar paminėjau tai, kad kai Jėzus sako, dėl turtų, kad jūs nesirūpintumėte, žiūrėkit, čia pasaulio pagonis vaikosi, nori turtų, turi to panašiai, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to, ko pagonis ieško, mums reikia. Ir po to jis sako tokius dalykus, tokie kaip ir sąlyga. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės, o visa tai, ko pagonis ieško, bus nukreipta link jūsų. Ir mes girdėjome 100 kartų, ieškokime karalystės. Kur dabar ieškoti?
kur jinai yra, gal jos dar nėra, gal ateis kažkada, tūkstančiai metų. Kur jinai yra ta karalystė. Ir žodis ieškoti galima versti ir studijuoti, nagrinėti, apmastyti. Reiškia, mes studijuojame karalystę ir mes tai darom pagal Dievo žodį. Ir aš tik iš tos pamokos kalbėsim apie kitas karalystės, kažkokias valstybės, politikos gal kažkiek bus, nes viskas tai yra persipinę į šitą žodį. Gal kažkur tai lūš kažkokie mūsų stereotipai, iš ankstinės nuomonės ir panašiai, bet mums svarbu girdėti, kaip parašyta, nagrinėti ir spręsti, ar tai teisinga interpretacija ar neteisinga. Šiandien aš savo pamoką, antrąją pamoką pavadinau tai pranašauta karalystė. Pranašauta karalystė ir aš pasiremsiu šitai pamokoj iš Danieliaus knygos antros skyriaus ir čia bus istorija tokia, kad Babilono karalius, arba Babelės tiksliau, vadinam Babilonu, tai vadinam Babilono karalius, Nabukadnecaras buvo didžiausias karalystės planetoj karalius. Ir mes žinome, kad Danielius rašė tremty šitą pranašystę, arba istorijos aprašytos Danieliaus knygoje. Ir daug iš didžiųjų pranašų, kaip Jezikėlius, Izaijas, Jeremijas, jie rašė tremtį, kai kurie prieš patremtį, kaip Jeremijas, kuris pranašavo tą pačią tremtį. Žinome, kad Danielius pergyveno visą tremties laiką, 70 metų. Tai jeigu jis jau buvo nuo pat pradžių pašauktas kaip jaunuolis tarnauti su kitais 3 draugais į Nabukadnecaro, reiškia, rūmus, tai kiek tiem jaunuoliams buvo, gal 20 metų, gal daugiau, tai pridėjus prie 70, tai Danielius pakankamai ilgai gyveno. Jis pragyveno visus karalius, kurie buvo per tas tremties metus. Nes pabaigoje tremties metų, prieš pat 70 metų pranašautų Jeremijo, kad tremtis turi būti 70 metų bausmė, jis atgailavo ir po to prasidėjo sugrįžimas atgal Izraelio žemę, kur tas sugrįžimas taip pat įvairiausių pranašų aprašyta, pas Jezikėlį, pas Izaiją. Visur aš sugrąžinsiu tautą, aš sugrąžinsiu. Aišku, šių laikų eschatologai, sakykime, tai perkelia tą paimą tą rašto eilutę ir dabar sako, dabar sugrąžinama. Ne, tai išsipildė, jisai sugrąžino jau, viskas. Bus atstatyta šventikla, pranašauta per Jezikėlį ir panašiai. Ir tai sugrįžkime prie temos. Nabukadnecaras susapnuoja sapną. O tuo metu, dar pridėsiu čia, Nabukadnecaras davė nurodymą, kad jo ten, viršininkai ir panašiai parinktų iš Izraelio jaunus, gražius kažkodėl vyrus. Gražius, palikim čia, bet dailius, gražius, kad nebūtų ten kažkoks tai nesupras. Ir juos išmokyti reikia chaldėjų kalbos, rašto, ir kad jie įgytų išminties ir būtų patarėjai karaliaus rūmuose. Tai 4 to žmonės išrinko, kurių tarpe buvo ir Danielius. Tai ir tada karalius susapnuoja sapną, kuris labai sujaudino jo dvasią, ir tada jisai išleidžia nurodymą. Sako, sukvieskite išminčius ir tegul jie pasako mano sapną ir jį išaiškina. Išminčiai susirinko ir karalius sako, pasakykit, prašau, kokį sapną susapnavau. Tie sutriko, sako, mes negalime pasakyti, mes ne dievai, tik tai dievai žino, kurie kokį sapną sapnavai, bet jie negyvena šioje žemėje. Dievai ten kažkur aukščiau. Ir tada Nabukadnecaras labai supyko ir sako, būtinai visus reikia žudyti, nes jie tempia laiką, tempia gumą ir panašiai. Ir jau ketino ir išleido tą nurodymą žudyti. Ir jau ateina tas nurodymas, įsakymas ir prie Danieliaus, nes jis buvo prie tų pačių patarėjų dvasinių. Ir Danielius sako,
tegul neskuba karalius, Nebukadnecaras, aš išaiškinsiu jo sapną ir pasakysiu, kokį sapną sapnavo. Ir tada jis sukviečia savo draugus, tuos tris, ir jie meldžiasi, Dieve padėk, apreišk, kad mes nežūtume, apreišk parodytą sapną. Ir Danielius gauna išaiškinimą. Neišaiškinimą, pamato patį sapną ir be abejo ir išaiškinimą. Ir jį pakviečia tada, reiškia, Taip. Ir tada pakviečia Danielių. Ir Danielius aiškina. Ir dabar, nežinau, čia aš įdėjau iki galo tas eilutes, bet tiesiog paimkime gabaliukais. Taip. Tai mes pasiruošiam tą eilutę. Va, įskaitom. Čia tiesiog tekstas aprašo tą istoriją. Tai yra svarbu, nes mes šiandien kalbam apie pranašystę, kurioje kalbama apie Kristaus karalystę. Šiandien mūsų tokia tema. Nežinau, ar mes sutilpsim į vieną, manau, gal į 2 pamokas, bet panašiai. Taigi, perteikiu ekraną, jums tekstą. Kalba. Danielius sako Nebukadnecarui. Bet yra danguje Dievas, kuris apreiškė paslaptis. Ir jis atskleidė karaliui Nebukadnecarui, kas įvyks dienų pabaigoje. Kažkada tolumoje. Štai koks buvo tavo sapnas ir kokie regėjimai atėjo tau į galvą, kai gulėjai lovoje. Aš čia pabrėžiau dienų pabaigoje, reiškia, čia bus ateityje. Taip. Dar paskaitom keletą eilučių, kad ir tokia. Tu karaliau gulėdamas lovoje galvojai, kas įvyks po tavęs. Kas po manęs įvyks, kas atsitiks su pasauliu apskritai. O tas, kuris atskleidžia paslaptis, parodė tau, kas įvyks. Ir dar toliau skaitom. Tai va. Ir va čia esminis dalykas. Danielius drąsiai teigia, sako sapną jo. Ir buvo toks tikslus atskleidimas, kad karalius buvo pritrenktas. Kaip Danielius galėjo pamatyti tokį tikslų vaizdinį. Žiūrėkit, skaitome. Tu karaliau regėjai didelę statulą. Taigi šitas visas sapnas apie statulą, apie jo struktūrą ir panašiai, apie ką mes ir kalbėsim. Tu karaliau regėjai didelę statulą. Jos spindesys buvo nepaprastas. Jis stovėjo prieš tave. Jos išvaizda buvo baisi arba stulbinanti. Ir dabar jisai padalina tą statulą į 4 dalis. Dėmesio, 4, ne jokių 5, 4 dalis. 4 dalis. Jisai sako, aš jas išryškinau spalvomis, galite matyti arba galite nusifotkinti, kai kada, jeigu jūs esate, tie, kurie studijuojate, kažką negalite iškart visko suprasti, arba iš karto pamatot kažką naujo ir ten įsigilinat, o jau manote mano ėjusi toliau. Todėl visuomet, kai klausome pamokėlės, būk pasiruošęs pasėdėti ant pauzės, pagalvoti, pamastyti, o kai ką užsirašyti, gal užduoti klausimą savo visų pirma, galbūt ir man po to užduoti klausimą ir panašiai. Tai labai gerai, kad tai yra ne transliacija, tai yra įrašas. Stop paspaudi, arba tiesiog screenshotą nuimi, arba nufotkini, kaip čia tau patinka. Tai čia yra pamokų ciklas. Čia nėra pamokslas, čia yra pamokos, čia yra paskaitos. Taigi sakau, dabar visą tą struktūrą vardiju. Statulos galva buvo iš gryno aukso, pats viršus iš gryno aukso. Krūtinė ir rankos iš sidabro. Josmuo ir strėnos iš vario. Blauzdos iš geležies. Kojos iš geležies ir molio. Po to aš jums parodysiu ir nuotrauką. Ten, kur jau bus daugiau išdėstymas, bus ir nuotrauka. Arba ją galėsit nusifotkinti. Tai yra labai svarbu. Ta nuotrauka tai kritiškai svarbu. Kai aš ją parodysiu, paveikslėlį jūs turite tai vizualiai bent jau pagauti.
Nes jūs galvojate, o kam čia tą temą studijuoti dabar apie kažką, kas vyko ten prieš daug metų, kažkokia statula ir panašiai, panašiai. Aš jums pasakysiu, yra daug mokyklų, daug interpretacijų, pranašyšių, mokymų, doktrinų, kurios ima daug ką iš Danieliaus knygos. Paėmus, pavyzdžiui, tokią denominacinę, nežinau, jūs krikščionis galima vadinti kaip adventistai, tai jie praktiškai skaito tik tai Danieliaus knygą. Nu, paklausykio pamokslų, jie pradės nuo Danieliaus knygos. Ir dėsto būtent iš ten. Ir jie turi ten tokią labai, ne tai kad gilę, bet, jau įsisenėjusią, įsitvirtinusią doktriną apie paskutinius laikus ir panašiai. Ir tas doktrinos, tiesiog tos pasiekmes ir pas mus skamba. Aš girdėjau mokytojus čia Lietuvoje, kurie ima taip, kaip adventistai daugiausiai ir dėsto. Tai ir aš beje taip dėsčiau, nes aš nesigilinu, aš kažką išgirdau, video pamačiau ir pirmin pamoka apie Babelę. Kažkada kalbėjau. Senai, dar ne apie šitą Babelę, kur dabar kalbėjau. Tai todėl tai svarbu. Tai svarbu sudėlioti ir žinoti, nes kažkada galbūt tau bus kažkoks disputas su kažkuo, tu jau turėsi tam tikrą pasigrindimą, bent vizualiai tu matysi tos pranašystės simboliką visą ir ką tai reiškia. Taigi, galva grino aukso, krūtinė ir rankos sidabro, jos sumos strėnos iš vario, blauzdos iš geležies, kojos iš geležies ir molio. Einame toliau. Ir čia mes jau skaitome, taip, tam pačiam skyriui, nuo 39 eilutės, taip, perbėgam čia. Jis tam pasakoja apie karalystės. Ir po to sako, taip, skaitau, aš čia pas bandau atsiminti, tai varinė. Gerai, nuo 39 eilutės. Aš turiu labai susikaupti, nes čia sudėtingi yra, pakankamai. Taigi 4 karalystės. Sako, galva ir visą tai esi tu, karaliau, tau Dievas atėjo visą valdžią, visiems žmonėms, gyvūnams, apskritai visam pasauliui. Dievas tau davė valdžią. Ir jis sako, po tavęs iškils kita karalystė, silpnesnė už tavo. 3 karalystė, varinė, viešpataus visai žemė. 4 karalystė, va šitą bus labai svarbi, apie ją kalbėsim, bus stipri kaip geležis. Kaip geležis sudaužo ir sutrupina viską, taip ši karalystė sutrupins visas kitas. Tai čia yra geležinė karalystė. Gerai. Taip. Skaitome. Jūs dar laikote šitą mintį 4 karalystės. Tai pirmoji, tai būtent Nebukadnezaro, tai galva. Ir dabar ta pranašystė arba vaizdinys duotas Danieliui apie žvėris. Apie žvėris, kuris susišaukia su apreiškimo knyga. Žvėris, ragai, karaliai, bet tokia simbolika. Jinai neprasidėjo nuo apreiškimo knygos, jinai jau buvo pradėta, paleista ta simbolika arba tie simboliai paleisti Danieliaus knygoje. Dabar tie žvėris ir panašiai, ta simbolika buvo skirta tuo metu žmonėms. Tuo metu žmonėms, kurie gyveno tam tikrai kultūrai ir daug ką taip matė. Jeigu mūsų laikais galbūt kažkokia kitokia būtų duota simbolika, vaizdiniai, pranašingi vaizdiniai. Pranašystės kalba nėra tiesmukiška, ją reikia suprasti. Reikia
Bet kaip Jėzus sako, aš kalbu palyginimais, kam duota, tas supranta, to palyginimo esmę, jeigu neduota ir nesuprantama. Taigi yra tam tikra užkodavimas, tam tikras ir interpretacija. Tai čia 4 tie žvėrys, kurie atsišaukia, kaip aš minėjau, ir Apreiškimo knygoje. Skaito. Čia 7 skyrių. Šokam į 7 skyrių, čia kaip bus pridėta prie to, ką mes kalbam. Iš jūros išėjo 4 dideli žvėrys, kurie skiriasi vienas nuo kito. Iš jūros išėjo 4 žvėrys. Taip. Jūra kartais simbolizuoja žmonių minį arba tautas. Žmonija galbūt. Žmonija. Man atrodo, kad ir Apreiškimo knygoje yra tai paaiškinta, kad jūra tai yra žmonės, tautos ir panašiai. Tai vat iš žmonijos pakilo 4 žvėrys. Taip, kas jie tokie yra? Taip, žiūrime toliau. Čia viskas vyksta dabar jau 7 skyriuje. Taigi pirmas žvėris buvo liūtas su erelio sparnais. Pirmasis buvo liūtas su erelio sparnais. Mačiau kaip jo sparnus išplėšė, jį pakėlė nuo žemės ir pastatė ant kojų lyg žmogų, ir jam buvo duota žmogaus širdis. Gerai, aš to nekantrauju jungti jums visą paveikslėlį. Bet žiūrėkit, 7 skyriui sako, pirmas žvėris iš tų 4, kaip ir toj atitinka visą tą, ką mes matėme statuloj, 4 svarbios karalystės, apie kurią pranašystės vyksta. Tai pirma karalystė, tai yra Babilonas, liūtas su erelio sparnais. Ir beje, tokius pačius sparnuotus piliečius mes matome ant Babilonų tų visų hieroglifų arba atvaizdavimų. Liūtas su tais, reiškia, sparnais. Tai va, Taip. Einame toliau. Antra karalystė. Yra lokys. Antras žvėris buvo panašus į lokį. Vienu šonu pasikėlęs jis nasruose tarp dantų laikė 3 šonkaulius. Jam pasakė, pakilk ir ėsk daug mėsos. Tai va, pirma karalystė Babilonas. Antra karalystė Medų Persų karalystė. Medų Persų karalystė, per kurios karaliavimą beje, ten pakilo karalius, imperatorius, kaip pas jūs vadinosi, tai yra Kyras, ir jisai gavo nurodymą iš Dievo, įsivaizduoju, kad gavo nurodymą iš Dievo, ir davė tą nurodymą, kad būtų paleisti šitie, reiškia, žydai, kad jie gali sugrįžti savo tėvynę, ir dar daugiau, kad jie gali arba turi atstatyti šventyklą. Todėl tas Kyras ir vadinamas pateptuoju. Pateptuoju, jis gavo nurodymą, įsigalinimą gavo, ir štai Dievas jam atsidėkojo, sako, aš duosiu paslėptus turtus, parašyta pas Izaiją. Tai buvo, reiškia, Medų Persų, kurie jau prie Danieliaus užėmė ir sutriuškino Nebuchadnezzaro karalystę. Nesimenu, kokie čia eilutėj, bet kai jis tenai, atsimenat, kai jis pasišaipė, arba jo sūnus pasišaipė iš Izraelitų, iš Izraelio dievo, kai paėmė iš šventyklos paimtus tos indus ir iš jų gėrė, baliavojo ir taip niekino Dievo vardą, visą tai, kas šventa. Jis darė taip, manau, valingai, ir tą pačią naktį užpuolė karalius Darijus berods, ir jisai sugriovė tą karalystę, ir tas Belšazaras, taigi Nebukadnezaro sūnus, buvo nužudytas. Tai va, tai čia antra karalystė, Medų Persų, jinai vadinama lokys. Einam toliau pailiui. Trečia karalystė,
Tai čia bus kas dabar varis. Po to regėjau kitą žvėrį, lyg leopardą, kuris turėjo 4 paukščio sparnus ant nugaros ir 4 galvas. Ir jam buvo duota valdžia. Ir čia manoma visų, kad tai buvo Graikijos karalystė su didžiausiu Graikijos turbūt vadovu, karaliumi, tai Aleksandru Makedoniečiu. Va, tada labai jau Graikijos karalystė išsiplėtė ir jie paplito po visą žemę. Tai čia trečioji karalystė, tai yra Graikija. Po to viską vizualiai parodysiu. Tai, ir einam toliau. Čia viską skaitome iš 7 skyriaus Danieliaus pranašystės. Ir dabar va, ta karalystė yra svarbi. 4 nepasakyta kokia, kaip jinai atrodo, bet sakoma taip. Po to nakties regėjimo mačiau 4 žvėrį, baisų, siaubingą, nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis. Jis skyrėsi nuo pirmiau matytų žvėrių ir turėjo 10 ragų. 10 ragų iš apreiškimo knygos, jeigu aš įsirašiau, neįsirašiau. Bet jisai vienu žodžiu, ta karalystė turėjo 10 ragų, tai reiškia 10 karalių. Ir jeigu mes paimsime, gal dabar ir paimsime, palaukit, ar dar ne. Jo, galime dabar įterpti, kad mes pamatytume. Ir po to dar čia pridėsiu vieną svarbę dar tiesą. Taip, aš įdėjau paveikslėlį. Kaip čia man dabar yra? Palaukit sekundę, aš sutvarkysiu šitą reikalą visą. Taip. Taip. Va, pagaliau čia suradau, čia mano technikai. Žiūrėkit, štai visą tą, reiškia, statulą. Aš jau paėmiau iš interneto. Tiesiog paditinau ir čia sudėliojau viską. Bet tos 4 dalys tos statulos. Va šitą tikrai, išimtis, neperteikiu. Palaukit, kaip čia yra dabar. Viskas rodoma, taip. Viskas rodoma, jūs matote, taip. Tai pačiam viršų yra Babilonas, tai liūtas su erelio sparnais. Medų Persų karalystė. Va, tuo metu izraelitai sugrįžo namo. Graikų karalystė. Apie ją taip pat daug parašyta Danieliaus knygoje. Apie visas ten nedorybės, kurias darė vienas iš tų karalių. Tai prieš maždaug 150 metų iki Kristaus sušpuolė Izraelį ir daug teritorijų paėmė ir nusprendė helenizuoti, kaip čia pasakyti, užgraikinti. Padaryti graikišką Izraelį ir įvedė vos neprivalomą graikų kalbą ir tai paplito labai visuomeniai, graikų kalba tapo vos ne valstybinė kalba arba tokia intelektualų kalba ir jis visaip norėjo niekinti jų judaizmą, draudė ten, nežinau, apipjaustymą matyti, visus dalykus, kas susijęs su judaizmu. Ir jisai net pasišaipė tiek, kad jis įnešė kiaulę. Čia Epifanas Antiochietis, man atrodo, taip vadinasi 4. Jeigu klystu, tai čia jau nepykit. Įnešė tą kiaulę, reiškia, ir paaukojo dievams, ir tą kraują ten, nežinau, aukojo ir panašiai. Tai va, tai čia buvo baisi karalystė, Graikų karalystė, Graikijos. Ir 4. tai Romos imperija. Romos imperija padalinta į 10 provincijų. Matot mano paveikslėlį? Į 10 provincijų. Jūs manęs nematot, tik matot paveikslėlį. Tai va, ir čia galite, jeigu nusifotkinot, tai nusifotkinot.
Ir tie 10 provincijų, tai žinot kas yra, tai 10 būtent tų pirštų ant kojos, 10 pirštų, jo, 10 provincijų. Jie buvo pasidalyję be galo, susiskaidė tarpusavį. Roma buvo padalinta. Aš čia rodo, bet jūs nematot, va dabar. Roma buvo padalinta, buvo 10 tų, reiškia, pirštų ir panašiai, ir panašiai. Tai va, tai dar čia noriu surasti paveikslėlį ir jungti, kaip mes ką darėm. Tikiuosi, kad jūs tą statulą nufotkinot arba bent jau įsiminėt. Kas tai yra? Kas tai yra? Aha, tai ką? Dar tada noriu čia įterpti vieną gabaliuką. Taip. 7 skyriui mes skaitom. Dar kartą pasižiūrėkime. Po to nakties regėjimai mačiau 4 žvėrį, baisų siaubingą ir nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis, jis skyrėsi nuo pirmiau matytų žvėrių ir turėjo 10 ragų. Turi 10 ragų ir tas 10 ragų, kaip aš minėjau, yra 10 tų provincijų. Dar galėčiau įdėti ir paveikslėlių, bet jeigu jūs dabar tiesiog neturėjau laiko įdėti, net ir yra schema visa, kaip ten viskas buvo. Kaip ten viskas buvo. Ar aš įdėjau? Ne, neįdėjau. Kokios tos provincijos buvo. Gal per kitą pamoką, gal mes jeigu ką. Kaip sako? Į komentarus, sako, galiu įdėti. Jo, bet paveikslėlį, nežinau, ten įdėsim. Čia man patarė Mildai komentarus įdėti. Kitą pamoką, aš galvoju, kad čia mes dar padalinsime šitą pamokėlę, gal pasikartosime kitą. Ir panašiai. Tai va, tai šitie dalykai atsispindi ir apreiškimo knygoje, mes žinom ten 10 tų ragų, ir tai kalbama apie Romos imperiją. Apie Romos imperiją. Ir va čia noriu paskaityti būtent teismą, taip? Būtent teismą, Dievo teismą, tai paskutiniai imperijai. Skaitau gabaliuką, čia daug teksto, bet klausome. Aš stebėjau ragus ir štai kitas mažas ragas išaugo tarp jų. 3 iš pirmųjų ragų buvo išrauti. Ragas turėjo akis, panašias į žmogaus. Ir išdidžiai kalbančią burną. Man bežiūrint buvo pastatyti sostai ir atsisėdo amžinasis, kurio drabužiai buvo balti kaip sniegas ir galvos plaukai kaip grina vilna. Jo sostas kaip ugnies liepsna, jo ratai kaip liepsnojanti ugnis. Ugnies rovės tryško nuo jų. Tūkstančiai jam tarnavo, miriadai stovėjo jo akivaizdoje. Mes matome, kad tos karalystės metu vyko labai svarbus įvykiai danguje. Taigi, ta karalystė buvo nuteista aukščiausio Dievo. Nuteista aukščiausio Dievo. Ir čia mes matome įžangą, įėjimą sūnaus į karalystę. Paskaitom čia iki galo. Teismas prasidėjo ir knyga buvo atversta. Aš mačiau, kad už didžius žodžius, kuriuos kalbėjo ragas, žvėris buvo užmuštas, o jo kūnas sunaikintas ir įmestas į ugnį. O iš likusių žvėrių buvo atimta valdžia, bet jiems buvo leista gyventi iki skirto laiko. Mes matom, kažkokie svarbus įvykiai įvyko danguje. Įvyko danguje. Ir dabar, ką mes skaitysime, va čia yra susijęti tie dalykai apie Jėzaus ateimą arba karaliaus ateimą į karalystę. Ir kaip ta karalystė visoj pilnatvėj išsipildė visoj pilnatvėj 700 metais. Kai judaizmas buvo sustabdytas, tauta ištremta ir ištaškyta, aš turiu omeny žydai, Jėzus sako, iškart po to suspaudimo dienų, tos suspaudimo dienos buvo 3,5 metų, arba 42 mėnesiai, arba pagonių laikai, visaip mes galime vadinti, tai buvo didelis suspaudimas.
Kas tai buvo suspausti ir buvo nubausti, mes iš tų praeitų pamokų kalbėjom, tai buvo žydų tauta, tie, kurie išrinkti pabėgo, arba išėjo, pasislėpė į saugią vietą. Ir tai buvo sunaikinta tas amžius, judaizmo amžius, paklausė, kada judaizmo amžius bus pabaiga, o dabar bus pabaiga. Dabar bus pabaiga. Sunaikinta šventikla, be šventiklos, be kunigystės jokio įstatymo neįmanoma išpildyti. Ir uždarytas visiškai yra judaizmas. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Uždaromas tas laikotarpis. Taip? Uždaromas tas laikotarpis ir dabar Jėzus ateina savo karalystėje, savo jėgoje. Jis užvaldo visą dvasinę sferą. Ir jis čia kalba daugiausiai apie žydus arba apie žydus. Sako, aš ateisiu ir kai kurie iš čia dar gyvens, kai pamatys žmogaus sūnų, ateinant į Dievo karalystę. O dabar mes ir skaitome. Va, iš čia paimta šitą frazę, nes Jėzus sakė apie šitos įvykius. Nakties regėjime aš mačiau tarsi žmogaus sūnų ateinant į dangaus debesimis. Ateinant į dangaus debesimis. Dangui, dangaus debesimis, kokia dar ten debesis. Bet jisai matė, va, tą vaizdą arba tą frazę paimti. Jis ateina kaip įvykdyti rūstybės ir jo karalystė įsigali. Čia ateiti debesimis, ta frazė, aš minėjau pamokose, bent jau 2 epizoduose yra. Tikrai žinau, kad taip buvo pasakyta, kai Dievas sako, aš ateisiu bausti Egipto ir dar berods Edomo. Ar kažkas panašaus, dabar nesimenu iki galo, bet lygiai tokia tai frazė, aš ateisiu ant debesies. Aš ateisiu ant debesų ir tai tokia simbolika Dievo teismo, Dievo rūstybės, va to išsipildymo. Tai va ir Jėzus sako, iškart po to suspaudimo dienų, vos ne kitą dieną, iš karto po to suspaudimo dienų, jūs pamatysite žmogaus sūną ateinant į dangaus debesį. Ir jis paėmė tą frazę. Žiūrėkit, skaitome toliau. Jis buvo privestas prie amžinojo. Jėzus. Jis dar nebuvo Jėzus. Jam buvo duotas vardas Jėzus po to. Dievo sūnus arba žmogaus, tarsi žmogaus sūnus, buvo panašus žmogaus sūnų. Taip? Jis buvo ir iki Marijos pagimdymo. Taip? Jis buvo, jis tik įsikūnijo. Jis buvo privestas prie amžino. Jam buvo duota valdžia, numeris 1, šlovė, numeris 2 ir karalystė, numeris 3. Atsiminkit, valdžia, šlovė ir karalystė jam buvo duota, kad visų kalbų, tautos ir giminės jam tarnautų. Jo valdžia, amžina valdžia, kuri nesibaigs. Ir jo karalystė nesunaikinama. Štai prašom. Štai vaizdinys, kas buvo Danieliaus pamatyta paskutinio to žvėries karaliavimo metu. Paskutinio žvėries karaliavimo metu. Tai va, ir pabaikime tada šią pamoką, vat šitą mintim, kurią kitą pamoką ir pradėsime. Tai va, sugrįžtant prie to pirmo vaizdinio, aš čia tokiais gabaliukais, mes vėl sugrįžtam į pradžią, tiesiog dėlioju visą tą dėlionę. Taigi jis pamatė, reiškia, statulą ir staiga rašo jisai, ką tu matei, karaliu. Tau bežiūrint į ją, be žmogaus rankų pagalbos, atlūžęs akmuo smogė į statulos kojas. Tiesiog į kojas, pakirto kojas. Kas kojose buvo? Geležis ir apačia sumaišyta su moliu. 10 elementų. Akmuo smogė į statulos kojas ir sutrupino jas. Subirėjo geležis, molis, varis, sidabras ir auksas. Viskas tapo lyg pelai klojime rudenį. Juos išnešiojo vėjas ir nepaliko jokio pėdsako. O akmuo, kuris smogė į statulą, tapo dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Superiniai vaizdiniai. Aiškia, akmuo, kuris smogė į statulą, tapo dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. Čia kalba aišku apie Kristaus karalystę, suprantat. Ir pripildė visą žemę.
Va, ir skaitome dar svarbią eilutę ir mes po to kitą kartą pasikartosime kažką. Sakoma, tie 10 karalių, kur yra, tų karalių dienomis, tų karalių daugiskaito, nes 10 karalių, aš po to pateiksiu ir sąrašą jų, tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę. Tų karalių dienomis, Romos karalystės dienomis, Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės, o pati pasiliks per amžius. Štai pranašystė. Dabar, kodėl aš tiek pabrėžiu ir sakau va tai, ką aš matau čia? To, kad yra kitokios nuomonės. Kitokios nuomonės. Tie, kurie laukia dar karalystės, jiems čia netitinka kažkas tai. Jeigu Dievas jau įsteigė karalystę, kuri nesunaikinama, dar kažkokios mes turime laukti. Dar kažkokia turi ateiti. Bet Jėzus atėjęs į šį pasaulį, apie jį kalbėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Taip? Kur yra gimęs žydų karalius? Jis atėjo tada. Ir tų karalių dienomis, tai Romos imperijos dienomis. Per tų karalių 10, kurie buvo jų provincijos, 10, viskas atitinka. Dievas įsteigs karalystę. Įsteigs karalystę, kuri nebus sunaikinta, neteks jokiai kitai tautai. Tu negalėsi jos privatizuoti. Kaip pratę kartą mes kalbėjom, kad, sako, pavyzdžiui, kažkokia tai valstybė pripažino Dievo karalystę arba krikščionybę valstybinę ten religiją. Tu negali paimti Kristaus karalystės ir privatizuoti jos. Tu negali pasakyti dabar valstybinis tikėjimas yra Dievo karalystė, Jėzaus karalystė arba krikščionybė. Negali tai padaryti. Netiteks jokia kitai tautai. Čia yra Kristaus nuosavybė. Tai va. Ir žinote, bet tas kojas ir panašiai jie nori padalinti tas kojas, vat geležys, o po to dar yra ten, reiškia, ta frakcija apatinė. O tarp jų, vat, pėdos tipo. O tarp jų, sako, yra angliškai prophetic gap, reiškia pranašingas toks vat tarpas. Ir tas tarpas, jie galvoja, va dabar dar tam tarpe gyvenam. Nes tie 10 dar tų kažkokių karalių ir panašiai, kiti sako, čia susieta su Europos Sąjunga, dėl to, kad čia nauja Roma ir panašiai. Ką tu nori gali kalbėti? Bet tų karalių dienomis Dievas įsteigs karalystę. Ir neįsteigta. Čia nėra jokio tarpo. Bet tą tarpą prikabina prie tų pamokų, kur mes aiškinomės anksčiau. 9 skyrių Danieliaus. Apie 70 savaičių, o ypač paskutinę savaitę arba 7 metus paskutinius. Taip, 69 savaitės, kad įtvirtintų amžiną teisumą, išnaikintų nuodėmę, pateptų švenčiausiai. Taip. Va, ir po to jie sako apie tą savaitę paskutinę arba 7 metus. Jau kalbėjom. Juos vadina šiandien interpretatoriai, eschatologai, galima taip sakyti. Jie vadina tai paskutiniu suspaudimu. Paskutiniu suspaudimu, neganda, big tribulation ir panašiai. Ir toje paskutinė savaitė parašyta, kad pateptasis sudarys sandorą, klaidingi vertimai vienai savaitėjai, ne vienai savaitėjai. Vertimas toks. Jis padarys sandorą arba sutartį per vieną savaitę su daugeliu. Per vieną savaitę, per 7 metus su daugeliu. Jis kalba tik žydams. Jokių čia pagonių, jokių čia antikristų, kažkokių čia globalių, nieko. Konkrečiai pateptasis, kuris bus nužudytas, bet vidurį savaitės jis sudarys tą sandorą. Su daugeliu iš Izraelio. Su daugeliu iš Izraelio. Per vieną savaitę. 3,5 metų Jėzus tarnauja, po 3,5 metų kryžius, mirtis ir dar 3,5 metų iki Stepono mirties yra laikas duotas Izraelio likučiui sutaikinimui. Iš tautos Izraelio išrinkti sutaikinimui arba išrinktieji, kiti užkietinti, išrinktas likutis. Ir po to nuo Stepono mirties per Paulių pasisuka Evangelija link pagonijos. Taigi ta eilutė jau išsipildė. Bet ne, matot, netinka taip, sako, nes tas pateptasis tenai, tas pateptasis,
tą, ką mes vadiname Kristumi, 100% Kristus Jėzus, jie vadina čia antikristus. Nes matai, jisai panaikina aukų aukojimą. Taip, parašyta, jis panaikina vieną ir nustato kitą. Pagal Dievo valią, sako, tos valios dėka, jo kūno auka mes pašventinti vieną kartą visiems laikams. Nes sako, jam nepatiko tos aukos. Ir aš sako, einu vykdyti tavo Dieve valius. Tos valios dėka. Vienintelė auka, jis įvykdė amžiną atpirkimą. O kur norime atleistos, aukų nereikia, jis panaikina vieną ir nustato kitą. Taigi čia ne antikristas, o mūsų mylimas Jėzus Kristus. Pagal Dievo tėvo valią. Bet kai jau yra tas įprastas naratyvas, kaip pasakyti, yra pasakojimo dalis, kad čia yra antikristas, vidury savaitės, reiškia vidury 7 metų, kurių mes laukiame, po to čia diskutuoja, ar bažnyčia bus paimta iki tų 7 metų, iki to didelio suspaudimo, ar per vidurį, ar po to ten įvairiausios versijos. Bet tai įvyko. Didysis spaudimas jau įvyko. Taigi, tai va. Ir tada jiems reikia ateimo dar kažkokios karalystės. Tai jie tada tą, reiškia, kojas ir pėdas įskaido. Ir čia, sako, yra tas prophetic gap, reiškia, pranašingas tas atkarpa tokia, niekur ten neparašyta tokios atkarpos. Matai, sako, yra 69 savaitės, o viena atskirta. Jinai ypatingai, jinai už tai yra atskirta. Bet ten viskas parašyta. Ir tada dėl ištuštėjimo bjaurasties taip reikia versti. Ištuštėjimo, tuštybės bjaurasties. Sako, jūsų namai paliekami tušti, Jėzus sako. Tuštėjimas, nėra Dievo šlovės. Jėzus, kaip pasakė, atlikta, perplyšo šventyklos uždanga ir išėjo Dievo šlovė. Viskas, jis ten jau negyvena, dėl ištuštėjimo bjaurasties. Ateis sunaikinimas kaip potvynis. Iki galo bus baisių sunaikinimų. Tai va, brangiai, tai ne tik tą Danieliaus 9 skyrių mes studijavome, kažkiek studijavom, gal reikia ir daugiau studijuoti, nes iš ten kyla visi šitie naratyvai, bet taip pat mes turime studijuoti ir šitą, reiškia, statulos arba karalystės pradžią, pranašauta ir kada jinai prasidėjo ta karalystė. Aš, Kastytis Matulionis, teigiu, karalius atėjo, karalystė pradėta. Jis pamokslavo, atgailaukite, nes Dievo karalystė jau čia pat, per rankos padavimą, tai čia pat, jis stipriai veržiasi į karalystę. Į karalystę gali patekti tik per vartus, kurie vykdo dangiško tėvo valią. Ir mes esame jo karalystė. Taip, tėvas, dangaus Dievas perkelia mus į mylimojo sūnaus karalystę. Mes po to dar kalbėsime apie kitas karalystės arba kitas doktrinius ypatumus, skirtumus ir panašiai. Sudėliosim kitose pamokose. Bet čia mes turime matyti, dar kartą pakartoju šitą eilutę, tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai, ji sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. To džiaukime šiandien, brangiai, kad mes esame tos karalystės piliečiai. Tos karalystės piliečiai. Jis padarė mūsų karalystę. Ačiū Dievui. Taigi, brangiai, tokia buvo pamoka, gal šiek tiek daugiau užtrukau, bet kitą kartą mes čia kažkiek atsikartosime ir eisime toliau. O po to jau nagrinėsime šios laikus, galbūt žiūrėsim, kaip čia Dievas duos. Linkiu paties geriausio, karalystės vaikeliai, laikykitės, mylėkime karalių, gerbkime jo įsakymus, jo valią ir gyvenkime jo karalystėje, kur yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Iki, sudėjau.